Šiandien vėl bus brokolių duonelė. Susitarkavau brokolius, kiaušinukai, druskos, šiek tiek įpyliau, daugiau nieko nepilu. Ir šiandien pilsiu kviečių sėlenas ir speltos sėlenas. Ir mūsų Vitos kokteilio. Iš karto pirmiausia dedu Vita kokteilio, miltelių mišinio įpilu. Žinokit, šitus miltelius galima pilti ir daryti su Vita kokteiliu daug ką, ne tik kokteilius. Galima juos miltelištus naudoti duonai, blynam, bet kam. Taip pat vietoj miltų pilsiu kviečių sėlenas. Aš iš akies pilu, jeigu reikės kiaušinio, kaip ir sakiau praeitą kartą, reikia dadėsiu, jeigu reikės. Ir tada speltos sėlenas. Taip. Žinokit, irgi vien tik taisė su šitam sėlenam irgi labai gera duonelė. Čia gaunasi duonelė be miltų. Išmaišysiu viską ir pamiršau, kad miltelių reikia kepimo įpilti. Tai va, aš iš akies vėlgi maždaug čia gaunasi apie šaukštelį. Taip pat, kad daugiau gautųsi, kepilu dar avižų dribsnių. Galima juos susimauti, bet galima ir cielų. Taip. Daug nepilsiu, kaip ir sakiau. Ir galima čia įpilti dar truputį virinto vandens atvėsusio. Šiek tiek. Nedidelį kiekį. Taip pat aš turiu, žinokit, iš riešutai jums tokio mišinio. Aišku, gal neįžiūrėsit, sėklų mišinys vadinasi. Duonai puikiausiai tinka šitas mišinys. Čia yra sezamai, sėlenos, saulėgrąžos. Aš būtinai įpilsiu jų. Būtinai. Tada duonelė bus turtingesnė. Taip. Dabar viską išmaišysiu, žiūrėsiu, ar nereikia kiaušinių. Šiek tiek šalto vandenuko dar įpyliau, bet nedaug. Išmaišau. Aišku, jeigu norim, galim pridėti speltos miltų. Bet aš manau, geriau iš lukštų. Lukštai irgi labai gerai, organizmo šluota. Aš labai šiandien noriu paeksperimentuoti ir pasidaryti taip, kaip aš noriu. Ir pažiūrėsiu tada, kas čia gausis. Tada ir parodysiu. Tikrai bus graži spalvytė, nes yra brokolio, kuris labai duoda gražią spalvą. Žiniai dribsniai, biškį suminkštėtų. Galima kokiam pusvalandžiui palikti. Per tą laiką pasiruošiu skardą. Nedidelė duonai forma. Ir dar ką aš sugalvojau. Nugi turėjau tokios varškės. Stovi, žiūriu, nenaudojama, niekas nenori. Sumaišysiu, nes tai puikiai tinka ir varškė. Taip, kad viskas čia labai į temą. Taip, kad neišsigaskit, kad čia visko primakalojau. Žiūrėsim toliau, koks rezultatas bus. Aš pati nustebus būsiu, nes labai tikiuosi, kad gausis viskas gerai. Ir įtiesiu popierių į skardą. Aš vis tiek visą laiką aliejų patepu. Visada. Duonelė paruošta kepimui. Aš dar šiek tiek ant viršaus apibarščiau. Gauna į orkaitę. Aišku, aš vėlgi laiko tikslus nežinau iki kiek, bet pasidarė 180 laipsnių karštų orų. Ir darau kokią tikrai 30 minučių. Nu, ir mano grožiui labai kvepia. Labai graži duonelė. Labai gražiai. Tikrai atkepė. Tikiuosi, kad vidus iškepęs. Aišku, jinai bus minkšta, dar biški šilta, bet aš labai jau noriu paragauti. Tai kraštą pabandysiu atsipjauti. Mano tigriai iš karto susisuko, nes jau čia nepatenkinta, nes nejai. Joviau. Dabar taip noriu labai pamatyti, kaip atrodo. Nes matot, su varške, jinai tokia nebus jau pūsta puri, bet iškepus tikrai gražiai. Labai kvepėjo namai. Bet šį kartą tik druskos, daugiau nieko. Žinokit, skani. Labai skani, tikrai. Kai sustengs, pjausysis geriau. Nu, galima buvo speltos miltų įpilti. Galima.